Labas rytas, šiandieną kaip šalta, žinokite, nežinau dėl ko. Vakar dirbo 11 valandų, šiandieną taip pat ir rytoj nuo 6 vakarų, tai neblogai, pasidarysiu pusryčius. Let's go. Labai gražus rytas šiandieną. Remember when love was all that mattered? I do. Remember how I used to make you laugh until it hurt. Now those memories felt like thorns on a bush, a rose I can no longer touch. You're just another scar placed on my heart, a sign that we are made to be apart. And even though you might not be the one, I'm gonna miss you daily. We fought so hard, we dragged us down, and basically watched how we had drowned. And even though I know you're not the one, I'm gonna miss you daily. Another scar placed on my heart, a sign that we are made to be. Keliauju į miestą, aprodysiu truputėlį, nes reikia eiti pasiimti čekį iš mano praeito darbo. Prieš pasiimdama čekį, aš labai norėčiau užsiregistruoti loterijoje, nes jūs turbūt žinote, kad aš pradėjau daryti tą kaip traukos dėsnį, noriu laimėti loteriją. Bet noriu taip pat pafilmuoti, parodyti, kaip viskas atrodo. Šiandieną, dabar tokiu metu, dabar ties be 22, skaitykim, kaip tuščia traukinių stotis, pasižiūrėk. Palyginus, tai tuščia. Nukrypavau ne tenais. Visi keliauja čia, o man reikia grįžti, nes ne iš to išlipimo išlipau, sustojimo išlipau. Gerai tada. Kepurę užsidėjau, nežinau, kur esu, žinokit, labai pasiklydau. Visos gatvės vienodai atrodo. Aš esu čia buvusi labai daug kartų, bet nežinau. Aš dažausi, žinokit, greitai prieš jūs, nes lekiu į darbą ir vėl matote truputėlį. Šią savaitę nelabai filmavau, kaip tvarkiausi ir ką, nes turiu jums naujienų. Simonas ir aš įsidarbinom vieną panelę, kuri padės sutvarkyti kambarius. Prieš pradedant rėkti ir šaukti, kad aš tinginė, noriu kai ką pasakyti. Mes pažinojome šią panelę, moterį, žinokite, 40 daugiau metų. Faina labai, iš Filipinų. Jinai dirba Hongkonge apie 12 metų. Visuomet dirbo vienoje šeimoje, kur nelabai su ja kaip elgdavosi. Jinai atsikeldavo, skaitykim, 5:30 ryte
o po to jinai baigdavo darbą kažkur 11 vakarų arba 12 nakties. Įsivaizduojat, 5 arba 6 valandas miegot. Skaitykime, jinai dirbdavo šitiek ilgai. Pirmas dalykas. Antras dalykas, 4 vaikus turi, šuniuką, motina ir tėtį. Ir mama nedirba, o ta mama visuomet pirštais rodo, tą pirštais rodo kitą. Netgi reikėdavo ant dantų šepetukų uždėti pastą vaikams. Įsivaizduojat, o vaikam kiek metų, kai kur vienam 12, kitai 7 mergaitai, tik mergaitai faina sakė labai. Nu, ką aš to noriu pasakyti? Tai mes susikalbėjom, susibendravom, prieš 2 metus, kaip atskridau į Honkongą, mes atskridome. Aš vaikščiau lauke, parke, dar kitur, kur gyvenom, atsimena, tam kitam rajone, su Gloriju, ir jinai turėjo tą šuniuką. Nu ir pradėjom bendrauti, ir po to jinai sako, tipo, ponė, taip vadina, nu čia taip vadina, sako, ar jūs gal galėtumėt man padėti kaip nors kada gyvenime, nu jeigu išeitų, gal aš pas jūs dirbčiau, sako, gal vizą, nes labai pavargus esu jau. Nu po to mes su Simonu pasėdėjom, pakalbėjom, pabendravom, sakom, nu mums tai tikrai nereikia dabar, bet sakau, žinai ką, o ko ne, sakau, vizą duodam, jinai tegul daro, ką nori, jeigu nori, gali tų darbelių gal pasiimti, jeigu nori, jeigu ne, nu kažkaip taip galvojam. Pirmas dalykas. Po to sako mes jai, sakau, o aš pradėsiu pilnu etapu dirbti nuo 12 iki 9. Simonas grįžta iš darbo apie 7 vakarų. Jeigu aš išeičiau pusę 12, tai skaitykim namuose vieni būtų visą tą laiką. Sakau, žinai ką, o ką padarom? Gal mes ją prisiimam, mokam minimalų tą atlyginimą, jinai lygiai tą patį minimalų gaudau, visiškai neduodau daugiau. Ir sakau, galės savaitgaliais pas mus neateit, o tik tais 3 arba 4 valandas per dieną pasižiūrės šuniukus. Bet tuo pačiu metu, kol šuniukus pasižiūri, jinai gali ir aptvarkys. Tai žinokit, man labai tokia pagalba, bet aš vis tiek mėgstanti tvarkytis. Tai jinai prieš apmyžo, mano mažiukas. Nu, tai va, žinot, ir tikrai padėjau, skaitykim, namuose ir aptvarkyti, ir aš labai daug darbų pradėjau daryti. Nu, bet bus tos tvarkos savaitgaliais, tai kaip griebsiu kibirą į rankas, žinot, aš labai mėgstu, jinai aptvarkau, aš paskui vėl aptvarkau. Gerai tada, nu va, aš jūs nešuosi, palaukit. Šiandieną yra penktadienis, lėksiu į darbą, bet prieš darbą aš dabar ties žiūriu YouTube video, Nicole Guerrero, nežinau ar žinote, taip pat va bulves kepinsiu truputėlį, kopūsto, taip pat kinietiško kopūsto ir taip pat cauliflower, man atrodo, pamiršau kaip pasakyti. Nu, labai skanu, man labai patinka, žinokit, toks maistas, toks lengvas, ne per sunkus, ne per stiprus, labai garsiai kalba. Savo menedžeriai, Kelly. Hi Kelly, if you're watching, happy birthday. Sakė, jinai mano video žiūri, nors ir nesupranta lietuviškai. Žiūri ir angliškai, žiūri ir lietuviškai. Tai žinokit, reikia atsargiai, ne? Atsargiai gyventi, kaip sakoma. Bet jinai, nu mano toks gyvenimas, kokio atsargiai. Nupirkau aš jai dovanų, gimtadienis aš jos. Nežinau, ar jūs žinojote, bet Honkongė mergaitės iš šios šalies nelabai nori savo metų sakyti, tai aš nežinau kiek jai metų ir prašė, kad aš jos neklausčiau. Tai čia yra tokia kaip ir tradicija vadinasi. Nu va, makiažą, tai va nupirkau va. Ir savo nupirkau ir jai nupirkau, va matote? Va su šituo va, tai išimi, nu kaip smagu, nuimi, net nežinau kaip čia kas čia kaip darosi. Man atrodo, 2 AA batareikės. Nu gerai tada, reikės pasakyti, visai pamiršau. Reikės nupirkti tada. Serumą tokį va, pasižiūrėkite. Nu tikiuosi, kad patiks, bet man atrodo, kad patiks. Keliauju į darbelį, lūpas pasidažiau, nežinau ar patinka šiandieną truputėlį kitoks makiažas, man Kelly nupirko va. Makiažą, tai aš kažkaip pasidariau taip įdomiau truputėlį, nieko per daug nepasidariau, bet kažkaip pradėjau dar truputėlį daugiau stengtis į darbą, kad atrodyčiau. Noriu va dabar pradėti nagus tvarkytis, nežinokit, aš paskutiniu metu visai jų nesitvarkau. Manikiūro nesu profesionaliai dariusi, tai metus laiko, nepykite.
bet turiu va minkštinimui savo odeliai paminkštint. Kuomet aš paminkštinu, tuomet ir gerai. Nežinau, ar minėjau ar ne, bet Simonas ir aš mes keliaujame į vieną tokį sustojimą į prekybos centrą, kuriame nupirksiu dovanų, grįžtu į Lietuvą, tai truputėlį dovanėlių, kažką tokio. Ir viskas, po to pakalbėsim, pafilmuosiu, parodysiu, kaip atrodo. Nes yra naujas toksai prekybos centras, ne tai, kad naujas, mes tenais nesame buvę. Labai smagus, labai fainas. Gerai, tada. Iki. Tokiu traukinuku ir keliaujame į prekybos centrą. Atkeliavome pasižiūrėti ir pasimetėm, nežinom kur nueiti. Tai noriu greitai truputėlį pafilmuoti, nes tik 17% likę batareikėje. Gerai, tada jeigu neišės daugiau pakalbėti, bandysiu tik pafilmuoti, parodyti, kaip atrodo. Čia yra miestas prie Kinijos, miestas, sakau, toks rajonas prie pačios Kinijos. Tai žinokit, man labai patinka tokie senoviški namai, tokie ūkiški. Coming waves across the shore. Oh, maybe you could fly my kite, babe. Maybe you could fly my kite, babe. I can hear your laughter coming waves across the shore. Oh, maybe you could fly my kite, babe. Maybe you could fly my kite, babe. We could be together, you're the one I'm looking for. Oh, maybe you could fly my kite, babe. Maybe you could fly my kite, babe. We could be together, you're the one I'm looking for. Oh, maybe you could fly my kite, babe. Maybe you could fly my kite, babe. Fly my kite, 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 fly my kite. Maybe you could fly my kite, babe. Fly my kite, 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 fly my kite. Maybe you could fly my kite, babe. Su vyru atėjome pasėdėti vokišką. Nes žinokit, rytoj galvojau, kad nedirbsiu, bet paprašė, kad padirbėt netgi 11 valandų. Kažkas atsitiko. Mes jau grįžtam namo, žinokite. Vietoj to, kad pafilmuot daugiau, neišėjau, kadangi nuėjom telefoną, man reikėjo nusipirkti. Mano yra sugedęs, bet man reikia taip pat nuotraukas daryti, reikia skambinti, žinoma. Nebuvo, kad labai toksai jau. Man svarbiausia, kad susiskambint, kad nuotraukų kokybė gera būtų ir viskas, ir užtenka. Cooking is the passion. You've got 3-course meal that then handles pressure better. Jeigu kalbam apie viską, ką sakau, ir viską sakau. Ar žinot, kas atsitiko? Vyras pradėjo mano vyrui prieš 3 dienas labai berti. Ir jisai pradėjo kasytis, žinokit. Nuėjau pas daktarus. Daktarai pasakė, kad blusų turi. Ne tai, kad blusų nuo žmogaus, bet nuo gyvūnų. Negalvoj, bet udoj. Kaip baisu, ne? Galvojau, nesakysiu, gal gėda truputėlį, bet kokia čia gėda. Ir jų nesimato, tai davė vaistų tokių, parodo. Žiūrimės televizorių tai. O kas dabar sakys, kad mes nešvarūs, netvarkingi, kad mums su galva negerai, mes turim šunis, kad kažkas ne taip, o jie, žinokit, gavo nuo
kai mes skridome atostogų, mes juos į viešbutį šunų įdėjome. Žinau, atrodo visus skiepus padarėme, visus kremus ištepėme, viską, ką reikėjo. Nežinau, iš ko pasigavo, mes jų nematome, jų nesimato, ne tai, kad blusos būna čia odoj, galvoj, bet paprasčiausiai pas mane tai nieko, nulis, visiškai manęs neniešti nieko, o Simonui, žinokit, jisai labai jautrus, jam labai jautri oda, tai visuomet jaučiasi, ir pradėjau jam nieštėti ir pasigavo, tai po to jau davė mums tokių jau kaip kremuko, išsitept abiems ir viskas, o sako, po to kartais, nes nuvedžiam pas šuniukus, pas veterinarus, veterinarai pasižiūrėjo Gloriją, pasižiūrėjo Barklį, nieko jie neturi, tai net nežino iš kur, bet sako, galvoja, kad gal parsinešė vieną tokį mažiuką iš to viešbučių ir tuomet mes, kaip prisiglaudėm prie savęs, taip ir atsitiko, bet nesimato visiškai nieko, pas mane, pas Simoną matosi, žinokit. Einu maudytis ir tepsiuosi, gerai tada, gana pakalbėjau. Myliu,